Taip, tai darome įrašą, nes kai kas negalėjo dalyvauti, prašė, kad mes įrašytumėm. Tai tikrai įsibėgėja visai greitai tas gegužės mėnesis ir mėnesis yra ypatingas. Nepaslaptis, kad yra CBX akcija, kur tiesiog fiziškai galima uždirbti daugiau. Na, o mes taip pat pagalvojom, atsisėdė Vytenis, Aušra Daugelienė, aš. Galvom, kaip galim padėti dar geriau mūsų komandai vystytis, kad jinai dar labiau vystytųsi ir sugalvojom tokį labai įdomų projektą, labai įdomų sprendimą ir manau, kad tas sprendimas tikrai gali pasiteisinti ir pasiteisins, nes norim apjungti tris didžiulės, sakyčiau, vidinės asmenybių sritis ir verslo sritis į vieną tokį bendrą koncepciją, bendrą vieną darinį, apie kurį šiandien papasakosiu truputėlį vėliau. Tačiau prieš tai dar noriu šiek tiek informacijos suteikti dėl mūsų renginio, kuris vyks šį šeštadienį. Iš tikrųjų vyks unikalus renginys, tokio Lietuvoje dar bus nevykę, nes visiškai nauja koncepcija, tai bus jisai šiek tiek panašus, labai nedaug, tik tai, gal sakyčiau, pačia pradžia, panašus į buvusius renginius, tačiau tik pati pradžia. Šiaip renginys labai skirsis. Tai tikrai kviečiu visus dalyvauti, kviečiu visų pirma pakviesti savo komandos narius dalyvauti, nes jūs, jeigu patys dalyvausit, jūs kviečiate tada savo komandą ir tada komanda turi šansą dalyvauti, nes labai dažnai, jeigu patys nedalyvaujate, komanda nedalyvauja. Nu, čia renginiai yra duplikacijos arba komandos vystymas iš tikrųjų vienas iš pagrindinių mūsų instrumentų. Dar truputėlį naujienų apie renginį. Tai siūlau renginio bilietus įsigyti iš anksčiau, nepalikti paskutiniai dienai, kas nusprendžia dalyvauti, nes paskutinę dieną truputėlį brangs renginio bilietai. Tai paskutinę dieną pusės dienos renginio bilietas kainuos 20 eurų, visos dienos 50 eurų. Kaip ir žinote, dabar pusės dienos bilietas 15 eurų, o visos 45. Tai labai nedaug, 5 eurai, bet jisai šiek tiek brangs bilietas. Dėl to jį geriau įsigyti kuo anksčiau. Ir tikrai nusimato didžiulė graži šventė, taip kad kviečiu pakviesti kuo daugiau žmonių į ją, kad ir jūs gerai jaustumėtės ir jūsų komanda galėtų potencialiauti. Dabar dar vienas momentas labai svarbus, mums suteikia garbę. Kitais metais renginį organizuosiu aš ir mūsų komandai suteikia garbę pietauti kartu su Elizabet ir Tomašu iš ofiso. Tomašas yra Šiaurės Europos regiono direktorius, pagalbininkas, jisai padeda vystyti verslui, vystytis. Ir jo bus paskutinis pranešimas šiame renginyje, kuris ateina šeštadienį. Na, o Elizabet yra Product Chief Officer, tai reiškia produktų vadovė jinai. Jinai atsakinga už visus Zinzino produktus, už jų integravimą į Zinzino veiklą. Taip, kad bus irgi labai įdomus žmogus ir papietauti kartu su tokiu žmogum arba su tokiais dviem žmonėmis tikrai manau, kad bus labai įdomu ir labai naudinga. Tam, kad mes gerai praleistumėm laiką, nes bus renginys iš 3 dalių. Pirmoji dalis pranešimas, tada antroji dalis mūsų bendri pietus. Labai norėtumėm galbūt rezervuoti kažkur kavinę. Čia vat aš prašyčiau kauniečių rezervuoti. Galbūt pavyktų jum rezervuoti kavinę, nes tiesą pasakius nelabai žinau, kur ten arti, kur patogu, kur skanu, kur yra galimybė mums papietauti. Gal iš kauniečių gali kažkas pasisakyti? Gal turit minčių? Aš, Jonai, ne kaunietė, bet labai noriu atkreipti dėmesį, labai daug pašalinių garsų trukdosi. Tai pas kažką mikrofonas gal reikia išjungti ar dar kažkaip. Ne, aš čia esu restorane, kur matomai pietauja žmonės ir yra pašaliniai garsai. Pabandysiu nueiti į kitą vietą, palaukit tada minutėlę. O dabar labai prašau pagalvokit iš kauniečių, kas galėtų pasiūlyti kažkokią vietą. Tai ten šalia iš Balcai yra tų kavinių gerų, iš tikro. 10 metrų išeini iš Balcai ir aš dabar neatsimenu pavadinimo, bet
Galima bus pasižiūrėti. Tai ten 3 minutės iki Laisvės alėjos nueiti iki Jo, fontano. ten Tai- Laisvės alėja irgi daug Realiai. visko visur. Galima ir kažkiek trupučiuką Kauno pamatyti. Pagražėjusio, kas nebuvo, ne vien tik tai seminarą ir atgal ten paeiti. Kauną pamatyti mes galim, bet mums reikia rezervuotis iš anksto, manau, kad Tai nepalikti paskutiniai tai dienai. Tai ten tiesiog Laisvės norisi- alėjai, nežinau, 10 vietų įvairių, čia vat kauniečiai O galbūt. kiek žmonių? tiek, kiek mūsų bus, tiek ir O žmonių. tai vat kiek žmonių rezervuoti, kokiam skaičiui? Va čia Tai vat klausimas. būtų gerai, kad sužinoti, kiek mūsų komandos narių dalyvaus ir kas planuoja, kiek svečių atsivesti, tai būtų geriausia, turbūt, kad visiems kartu. Nes yra Taip. tai paslėpti receptai, nu, prie fontano ten visai šalia, tai nežinau, mes su šeimyna labai mėgstam ten pavalgyti, tai gal rastų žmonės, ką ten užsisakyti, bet reikia žinoti skaičių, kad iš anksto ir klausimas, ar pavyks jau taip Kiek likus ten savaitę. telpa? Nu, aš tėčio gimtadienį kažkada organizavau, tai mes ten visi kokie 14 buvom susėdę prie vieno stalo, tai kaip variantas, jeigu O aišku, kiek ten ten dar viso būtų galimybė. žmonių gali tilpti? Tam restoranėlį? Šiaip tai tam daug tų staliukų, bet, nu, šeštadienis vidurys dienos, jeigu dar geras oras, tai čia jau problema, gali būti daug susėsti. Gal dar kažkokiu kitokiu variantu galim pagalvoti. Tasai sodas, kaip jis ten kažkaip yra, vadinasi, miesto sodas, ar kaip ten. Kažkada buvom su Zinzino, ten po vieno renginio su kita komanda buvau prisijungus, ten irgi mūsų nemažai buvo susėdę prie vieno stalo. Bet gal biškį Manau- tolokai eiti, reikia gal prie fontano žiūrėti, nes Jo, taip atrodo. Idealu būtų, London kokia- grilis netoli fontano irgi yra. Kokia nors toks salytė, universalus. kad atskira salytė, ten, kur tilptų kokia iki 30 žmonių, tai būtų idealu, kad, nes, nu, kai būna irgi Nesipainio. viskas šalia ir šurmulis, tai ten, nu, Aš tai siūlyčiau, yra toks restoranas, nu, tam pačiam pastate yra Mama Kitchen Stories. Tai labai geras restoranas. Man atrodo, kad čia tas pats restoranas, kur mes visada būdavom. Tai ten galima. Kaip tai mes nusivylėm to restoranu, dėl to norisi kažkokios kitos vietos, nes ten bent jau per pietus tai duodavo labai silpnai valgyti. Bet ten būdavo mūsų užsakamieji pietus. Bet jeigu mes patys einam pagal tą, nu, jų meniu, tai galima užsakyti kitusgi iš meniu. Man atrodo, kad ten virtuvė tai gerai yra, tik tai buvo užsakymai tokie, nu, kad tilptų iki 15 eurų ar ten. Nežinau, gal kauniečiai jūsų iniciatyvos labai norėčiau, tada galbūt pasikalbėkit, gal Austra su Vyteniu, su Aiste, jūs gal šitą. Nes jeigu netoli kažkur ten 5 minučių atstumu, tai visai smagu būtų kažkur ten netoli. Beje, noriu paklausti, ar garsas geresnis šiek tiek? Mažiau triukšmo? Taip, daug Mažiau. geresnis. Tai Austra, jūs gal su Vyteniu. Gerai, tada mes šitą padiskutuosim jau su ir Vyteniu su tuo klausimu. Aiste padiskutuokit šitą. Ir būtų gerai rezervuoti tada kuo anksčiau, tam, kad mes žinotumėm kiek mums vietų reikia. Aš manyčiau, vis tiek reikia apie 20 žmonių minimum rezervuoti, bet aš padarysiu galbūt tokią, nežinau, kaip čia padaryti apklausą, kad sužinoti, kiek vietų dalyvaus, kiek žmonių dalyvauja mūsų komandos. Gerai, bandom kažkaip. Bandysim. E, Gerai, ok, einam prie kitos temos, tai šitą temą jūs tada su Vyteniu pasistengsite paspręsti. Mačiau dar Eliną, dar 3 vietos, gerai, mes Eliną įtrauksim tave. Mūsų galėsite visi kartu būti. Taip,
Tai gerai, pereinam į kitą temą, iš tikrųjų laikas bėga, norisi ją šiandien padiskutuoti daugiau. Tai šiandien Orijonas labai įdomią temą palėtė, kurioje jisai kalbėjo apie sąmonės ir pasąmonės dalykus mūsų. Mes kiekvienas turbūt turim savo kažkokius tai gyvenime tikslus. Klausimas, kas jums trukdo pasiekti aukščiausius Zinzino kompanijos titulus? Ar sąmonė, ar pasąmonė, kas jūs valdo, pagalvokit. Ir visą tai, aš manau, kad apjungus į bendrą gražią koncepciją, ką mes norim padaryti, galėtumėm spręsti šitą klausimą, padėti tiek sąmoniai, tiek pasąmoniai susikooperuoti į vieną bendrą tikslą. Tai manau, kad tam yra puikių žmonių mūsų komandoje ir aš labai džiaugiuosi, kad Aušra Daugėlienė, čia gali būti tas žmogus, kuris iš tiesų turi gilią ilgalaikę patirtį, turi išmintį, nes per patirtį ir per žinojimą ir per integravimą atsiranda išmintis, gali pasidalinti tą išmintimis su mumis, esančiais komandoje ir taip pat su aplinkiniais, kurie ateina į komandą, kurie prisijungia į komandą, kurie turi savo galbūt tikslus, galbūt turi motivaciją, gal ta motivacija vieną dieną didėja, kitą dieną mažėja, bet kiekvienas iš mūsų turim ir kažkokių tai baimių, kažkokių tai turim iššūkių, per kuriuos žmogui suprantančiam ir žinančiam lengviau vesti ir geriau tada pasiekti rezultatus. Tai aš labai norėčiau tokį pasisakymą šiandien iš pačios Aušros, kokios mintis jūsų, nes tą, ką paruošėm ir ką apsitarėm, yra, sakyčiau, labai svarbus verslui ir apskritai gyvenimui dalykas, ką mes norim integruoti ir ką mes norim pasiekti Zinzino versle turbūt visi kartu, nesvarbu, ar partneris naujas, ar partneris jau patyręs. Truputėlį prieš Aušros pasisakymą, štai mes turim tokį įdomų tokį junginį. Motyvacija, veiksmas ir edukacija su strategija mes galim apjungti į bendrą vieną tokią sprendimų akademiją, vadinamą Next Level. Ir apie tai, Aušra, žodis jums. Aš gal išjungiu ekraną? Taip. Dėkui, Jonai. Tai apie tą next level, gal pirmiausia apie save, ar ne, apie savo stipriasias pusės. Tai mano gyvenimo patirtis ir tokia tame, kame man siela dainuoja, dūšia dainuoja, ar ne, kas faina, kas veža, kame ugnis dega, ar ne, tai lyderystės mentorystė. Ne, turiu tą, daugelis mane apibūdina, ar ne, kad kai užgesta ugnis, tada reikia eiti pas Aušrą, ar ne, ir jinai užsidegs. Kai bet kokį tikslą siekiant, ar ne, ištinka krizės, ištinka duobės, ir tai yra visiškai natūralu. Ne? Ir čia tas šūkis, kad prieš didžiausią mūsų šuolį ir yra ta duobė, ar ne, ar tas sustojimas bent jau, ar ne, kuris inspiruoja, kuris nurodo, ar ne, tą next level. Jeigu taip nekalbom, ar ne, o realiai ir praktinę užduotim šį vakar, ar ne, taip pasimatuoti, apie ką bus mūsų akademija, apie ką bus ta dalis, už kurią aš būsiu atsakinga, ar ne, o ta dalis, kurią Jonas ten gražų paveiksliuką mums rodė, ar ne, tai bus už motyvaciją. Ne? Tai jeigu taip dabar visi, ar ne, kas važiuoja, eina ir taip toliau, jeigu turi galimybę, ar ne, stabtelt bent keletai akimirkų, ar ne, o mes visi, kurie prie ekrano, ar ne, ir jeigu dar galėsim įsijungti vaizdą, ar ne tik tai gražias jūsų nuotraukėlės ar juodą langelį, ar ne, bet pasirodyti patys, ne, taip,
Va, super. Visiškai iš karto kitas vaibas, ar ne, kita energija, daug gražių, nuostabių žmonių, tai kogi nepabūti toj kompanijoj. Dabar visi, vat vienu metu atliksim vos keletą sekundžių, ar ne, vieną pratimą. Tam dideliam Zoomo lange jūs susiraskit savo langelį, ar ne, kur jūsų vardas, ar vardas ir pavardė, ar ne, matot? Jūsų langelis kur yra, ar ne? Paspauskit ten, vat tam langelyje viršuje dešinėje pusėje, ar ne, yra 3 taškiukai. Paspaudėm? Ir iškrenta, ar ne, ten visa eilutė ir susiraskim Renei. Susiradom? O dabar visi vienu metu mes padarysim, ar ne, kad savo pavardę mes visi puikiai žinom, ar ne, gerbiam, tai apie mūsų giminę, apie tradiciją, ar ne, apie gražų egregorą, apie tai, kas yra nuo mūsų vėlgi galios ir stiprybės dalis, bet šitoj bendruomeniai, ar ne, mes šalia savo vardo parašykim savo tikslą. Tikslas, svajonė, ar ne, gal tai titulas, gal tai svajonė, gal tai, nu, vat, kas jūs veža, ko jūs siekiat, ar ne, čia ne apie dabartį, bet, nu, vat, imkim pusmetį, ar ne, gal tai susiję su Zinzino, vat, kažkokiu statusu, ar ne, gal su pasiekimu, gal šiaip, nu, turit, vat, kažkokią svajonę, ar ne, vat, imkim ir pakeiskim ir parašykim, ar ne, tai vat, kas ten tada gaunasi? Savo vardą būtinai pasirašykim, ar ne, ir tada savo svajonę. Tikslą. Aš tai nerandu, kur tie 3 taškiukai. Čia telefone irgi yra galimybė. Aš irgi per telefoną, tai irgi nelabai radau. Šiaip turėtų būti, nu, ta prasme, susirandi savo... Ir aš nerandu. 3 taškiukai yra, bet ten nėra pasirinkimo pakeis, nes čia kai jungias, tai kažkaip per appsą tą jau automatiškai tas vardas užrašytas, man atrodo. Gali būti, nes aš irgi nerandu. Nu, tai va, gal mes į chatą galim parašyti. Taip, parašykite į chatą, bet, nu, vat, namų darbai bus susitvarkyti, kad sekantį kartą, ar ne, jau susijungtume žinodami. Ar ne? Gerai. Taip. O tai čia 1, 2 ar daugiau žodžių? Savo vardas, ar ne, nu ir svajonė. Svajonė gali būti, nu, ta prasme, iš 2 žodžių, iš 3 žodžių, iš 1 žodžio, kaip jau jūs pasidarysit. Ar ne? Va, žiūrėkit, Vytenis jau padarė, ar ne? Vytenis, matot, jau šviečia, ar ne? Pasižiūrėkit, pas Joną jau šviečia, ar ne? Pas Rimą jau šviečia, Andrėjų jau šviečia. Taip. Ir tuo pačiu, ar ne, pasimatuokim jausmą, o kaip dabar mes patys savo skambam. Taip, Olegas, vat jau skamba, ar ne, čiate, matau. Taip. Arūnas matosi. Aha, toliau kas ten dar? Elina, kaip tu, randi? Aha. Aš bandau tiesiog logiškai pagalvoti per pusmetį, nu gal kas būtų įmanoma, nes čia aš Tai dabar mes ne apie logiką, dabar mes apie būseną. Ar ne? Pirmiausia, viskas prasideda nuo būsenos, o jau paskui susidėlios logika. Ar ne? Paskui mes turėsim ir strategiją, ir veiksmą, ar ne? Dabar mes einam tik tai apie būseną. Taip, Aistę matom, ar ne? Savo verslo kūrėją. Rasa, kas jūs? Čia ieško tų taškiukų, čia reikia spausti kur vyp, tenai tada atsiras. Vat užeinat, vat jūs žiūrite į save, vien tik tai į save, į savo langelį ir dešiniai pusėje yra 3 taškiukai. Pas mane jų nėra, yra tik tai užrašas vyp. Tai gerai, negaiškim laiko dabar į chatą, rašykit, svarbu, kad užfiksuotume savo būseną.
Arvydai, kaip jums, jeigu neranda taškiukų, į čatą rašykite, ar ne? Svarbu, kad mes matytume, iš ko ta mūsų komanda va dabar susideda. Auksės va svajonė konkreti, ar ne? Nu, ta prasme, vat koks jo statusas, ne egoistė. Nors šie metai leidžia truputį ir egoistų pabūti, ar ne? Būti egoistų legalu. Ar ne? Ir nes tame irgi dar yra ir netgi labai daug grožio, ar ne? Jeigu pažiūrėsim iš kurios pusės. Aha, bet žinom, taip. Aha. Nu, čatus randam? Aha, ir atkreipiam dėmesį, ar ne? Vien tik tai pakeisti, ar ne, vat, nu, parašyti savo svajonę, ar ne, vien tik tai vat pakeisti kažką, ką mes jau buvom įpratę, ar ne, netgi, nu, vat 3 taškiukus rasti, ar ne, rename padaryti, ar ne, parašyti, užtrunkam laiko. Natūralu, ar ne, kad... Aha, Rasa, mes apie procesą, bet ko jūs norit, koks jūsų tikslas? Siekti sėkmės šitame versle. Sėkmė jau yra, jo siekti net nereikia, ar ne? Ta prasme, sėkmė visada ant nosies galiukos tupi, ar ne? Bet kai mes žinom, o vat kas jums būtų sėkmė? Man sėkmė būtų aukštesni pasiekimai. Aha. O koks pasiekimas jums jau būtų tas aukštesnis? Šiuo metu tai greit neįvardinsiu, bet norėtųsi pakilti bent jau 2 laiptukais norėtųsi pakilti. Žinokit, labai gera knyga prieš naktį paskaityti, kurioje viską aprašo, ar ne? Tada mes žinosim labai greitai, kokio tikslo mes siekiam, ar ne, kokio statuso mes siekiam. Man labai įdomu, kiek iš komandos va šitą knygą yra perskaitę arba bent jau pavartę? Perskaičiau. Va, skaitėm, ar ne? Gerai, Austra, super, dėkui, jau pas tave, jau matom tavo deklaraciją, ar ne? Arvydui jau irgi pavyko, ar ne, padėti pasiekti sėkmės. Gal ne viskas matosi, bet padėti pasiekti sėkmės, taip suprantu? Tikrai taip. Taip. O kokiam statusai jūs padėsit pasiekti sėkmės? Koks jūsų statusas? Koks statusas? Mhm. Direktorius. Va, tai va direktorius, kuris padeda pasiekti sėkmės. Taip. Jaučiat skirtumą? Taip, didžiulis skirtumas. Didžiulis skirtumas. Vat apie tą, ar ne? Mano dalis motyvuoti, ar ne? Motyvuoti tai... Vat motyvacija, suprantat, jinai tokia privalo turėti tikslą, ar ne? Į kuria kryptimi mes nukreipiam energiją, kuria kryptimi mes nukreipiam... Gerai, taip, Elena, matau, turėti bent vieną partnerį per pusmetį. O kodėl ne per mėnesį? Todėl, kad nerealu. Aha, va, ir šičia, jeigu Jonas pradėjo, ar ne, ką sprendžia mūsų sąmonė, ar ką mūsų pusąmonė, ar ne, tai va čia jau ir yra, ar ne, kad, ar ne, mūsų ir sąmoniai, ir pasąmoniai blokas, kad tai yra nerealu. Bet labai norisi pasakyti, kad, ar ne, tai nieko bendro su realybė neturi, ar ne, tai tik įsitikinimas, ar ne, ir jeigu mes, nu, va, tą įsitikinimą apžiūrėtume, iš visų pusių žiūrėtume, ar ne, tai ne apie gerai, ne apie blogai, bet apie įdomu. Ar ne? Tai vat ta mano dalis, apie kurią man ir Jonas, ir Vytenis patikėjo, ar ne, kur sako, taip, Aušra, leidžiam tau pažaisti tavo žaidimo aikštelėje, ar ne, kad pažiūrėsim, kas tas bus, ar ne, ką įdomaus galim visi kartu sukurti, kiekvienam asmeniškai, ar ne, bet ir visai komandai kartu.
ne? Nes kaip komanda turim ambicingus tikslus, ar ne, kaip kiekvienas asmenybė turim ambicingus tikslus. Ir va tas next level yra ne apie kažkokį kosmosą, bet apie žingsnį, aukštesnį žingsnį savyje. Ar ne? Aukštesnį žingsnį savo įsitikinimuose, aukštesnį žingsnį savo rutinoje, savo pasirinkimuose, ar ne? Apie vieną žingsnį, ne apie milžinišką kosmosą, ne, neskrisim, ar ne, ir mes tobulumo ar dar kažkokių debesų nesieksim, mes tik tai apie vieną žingsnį, nu, vat, kuris ir neša pokytį. Vytenė, ar turiu dar 5 minutės? Jonai, atsiprašau, Vytenė taip pat. Ar turiu dar 5 minutės? Taip, viskas gerai. Aš tik tai noriu jūs papildyti, jeigu galima, vieną mintimi. Šiandien buvo atėjusi pas mane klinikoje pacientė, vyresnio amžiaus moteris ir atsivedusi 12 metų mergaitė. Ir jos pasakojo savo istoriją, turi iššūkių sveikatos, bet ne apie tai dabar, apie vidinį įsitikinimą. Nes mama turi baimę vandeniui, o dukrytė yra didžiulis viršsvoris, reikia pradėti vaikščioti, judėti, bėgioti, aš ten vaikščioti, dviratį minti ir panašiai. Ir vienas iš tų buvo plaukioti, bet mama neveda dukros plaukioti, mokintis, nes pati bijo vandens. Dukra nemoka važiuoti dviračiu, nes vaikystėje buvo trauma. Tai čia tik tai vidiniai įsitikinimai neleidžia žmogui judėti priekį. Ir tarp to, kad jūs turėsit partnerio, neturėsit, čia yra jūsų vidinis tik tai įsitikinimas. 100% pritariu, dėl to visa jėga ir visos durys atidarytos, Aušra, kad jūs savo energiją mūsų komandoje ir prisijungusiems žmonėms įskiepinote. Ačiū labai už tai. Aha. Ir vat, Rasa gražiai parašė, ar ne, kad priimti nesėkmes ramiai, neprarasti motivacijos, bet labai svarbu priimti ir sėkmę ramiai ir neprarasti motivacijos. Nes ir sėkmė užmigdo, ar ne, ir labai dažnai užmigdo, ar ne. Tai vat tas toksai, apie ką bus tas mano laikas, jeigu ateisit, ar ne, mūsų kartu laikas, kaip komandos laikas, ar ne, apie tą nuolat degančią ugnį, kai įdomu, ar ne, ne kai sunku, ne kai reikia kažkur labai stiebtis, ar ne, ne kai reikia jokių būdų ten vat įsitempti ir daryti kažkokį rezultatą, ar ne, kaip vat savo praktikose, ar ne, vedu, nes esu transformacinių savęs pažinimo žaidimo autorė, kaip sakau, ar ne, pastangos duoda vieną vienintelį rezultatą – hemorojų, ar ne, bet rezultatus duoda įdomumas, degimas, užsivedimas, tikėjimas, ar ne, ir prasmė. Nes va tai, ką mes parašėm, ar ne, kaip Arvydas, ar ne, kaip Jonas, Vytenis, ar ne, parašėm statusus, bet tas statusas ne pats savaime jisai gali būti, ne apie statusą esmė, ar ne, apie tai, o ką leidžia tas statusas, o ką įgalina tas statusas, ar ne, o kokia prasmė ir išsiskleidimas to statuso, ar ne. Jeigu, taip, norit pasakyti kažką, Arvydai? Na, iš tikrųjų, tas statusas turi reikšmės, nes tu turi žinoti, kur tu eini, nuo kokio taško eini link kurio taško ir ką tu nori tą padaryti. Na, tai va tiesiog aš tą norėčiau padaryti. Taip, Arvydai, ir ne tik kur eini, dar ir vediesi. Ir vediesi kartu, nes aš vienas negaliu eiti, aš turiu kartu eiti su kažką turiu. Taip, bet kokia kryptimi mes einam, ar ne? Jeigu padarytume dar vieną pratimą, ar ne, ir dabar visiems reikės čiato. Ar visi žino, kur yra čiatas? Dabar aš paprašysiu jūsų, bet taip susitarkim kaip komanda, ar ne, nes mums reikia, ne vien tik tai apie kiekvienas apie save, bet mums reikia ir komandas, ar ne? Atsidarom čiatą, kai aš pasakysiu, ką rašyti, jūs parašot, bet labai prašau, nepaspauskit siųsti, nepaspauskit. Paspausim visi vienu metu. Ar ne, parašysim, ar ne, bet visi kartu išsiųsim kaip komanda. Atsidarom čiatą, ar ne, pasiruošiam rašyti, ar ne, ar visi pasiruošiam? Pamojokit, kad jau turim čiatą ir pasiruošę rašyti, pirštai paruošti. Super. Taip nuoširdžiai, atvirai, ar ne, ir
be gėdos, svarbiausia, be gėdos. Ar ne? Kaip jūs manot, kokia jūsų savybė, būdo ypatybė, būdo bruožas, įsitikinimas, ar ne? Bet iki šiol atitolino nuo jūsų tikslo. Nu, kad šią akimirką aš dar ne tame tiksle, ar ne? Taip, aš pakeliui, ar ne? Bet vat kas tas manyje, ar ne? Kažkokia savybė, būdo ypatybė, ar ne? Gal baimė, gal atidėliojimas, gal, nu, ar ne? Kas yra tai, ar ne? Kas man, nu, šiek tiek kiša koją į pagalius. Ar ne? Aha, Jonas krapšto galvą labai gerai, pakrapščius gerai. Nes čia toksai sąžiningumas su savimi, ar ne? Vat sąžiningumas su savimi, ar ne? Vat kas yra tai? Ar ne tas įsivardinti? Ir ne išoriai, ar ne? Ne ten komanda, ne valdžia, ne pinigai, ne dar kažkas, kas savyje, ar ne? Yra tai, kai jau parašysit, pakelkit ranką, kad parašė, mes visi pasiruošim vienu metu spaust. Aha, pasirašėm, gerai, kyla rankos, visų palauksim. Elina, jau parašei? Taip, parašiau. Aha, Elena parašė ir Elina, pas mus ir Elena, ir Elina, ne? Andrėjus jau pasiruošęs, ne? Aš dar ne, palaukit manęs. Taip, laukiam. Laukiam, Austra, tavęs. Olegas irgi pasiruošęs, ne? Auksė pasiruošusi, Arvidas pasiruošęs. Gerai. Nu ką, protui reikia ribų, ar ne? Skaičiuojam iki 5 ir... Palaukit. Čempionė, nestabdyk. Ir tai ir yra, va taip, žiūrėkit, kai komanda važiuoja, ar ne, nu, ta prasme, vienas irgi labai labai svarbus, ar ne, tai va tas, jeigu komanda, tai komanda. Nu. Pala, jau beveik. Gerai, gimdyk, tuoj priimsim, tuoj, stum. Nu gerai, viskas. 5, 4, 3, 2, 1, spaudžiam. Hoba, žiūrėkit, kiek išmetėm. Ar ne, nu, ta prasme, kiek va to energetinio bloko 1, 2, 3 ir išmetėm. Kaip dabar jaučiatės? Geriau. Kaip po išpažinties. Po išpažinties, va, bet supranti, Andrėjau, visi iki vieno prisidirbę taip, kad niekas taip gerai nesuartina, ar ne, kaip tas bendras nusikaltimas. Nu va, viskas, visi, ar ne, visi prisidavę, visi išpažinti. Aha, tik svarbu tą būseną savo užfiksuokim, ar ne. Va, aš pripažinau savo, ar ne, aš, nu, netgi atidaviau. Ar ne? Tai nesu aš, ar ne? Aš esu visai kas kita, bet tai manyje vat glūdėjo. Ar ne? Ok. Svarbu tik būseną fiksuokit, kaip jaučiatės. Gerai. Nu ir dar vieną pratimėlį padarysim. Mes jau kaip komanda gerai susistigavę beveik, ar ne? Čiatas, vėl pasirašėm į čiatą. Čiate parašysim. Gerai. Pasiruošę visi. Ne? Taip. O vat kokia ta mano savybė, būdo ypatybė, būdo bruožas, ar ne? Vat kokį tą užtaisą turiu, ar ne? Kai žinau,
kad praves pro bet kokią ugnį, vandenį ir taip toliau, ar ne? Vat kokia ta mano būdo savybė, kurią galiu pasitikėti. Kad kai bus sunku, ar ne, kai dar ten, vat, nesvarbu, kas ištirs. Nu, ta prasme, vat, ką turiu, vat, kur ta mano atrama? Kuo galiu pasitikėti? Praktiškai, vadžiak, Vyteniui beveik nuspėjam, ar ne? Nu, ta prasme, nu, bet o va kitais ką? Vat kuo savyje, ar ne, kuo galiu pasitikėti? Nu, ar parašėm? Auksė parašė, matau, ar ne? Andrėjus parašė? Andrėjus parašė, nu, dar nes, nu, visi kartu, nu, bet okei, ar ne? Gerai, ar ne? Nu, tai jau paleidom, tai tegul pavarom, ar ne? Nu, ta prasme, kad pavarykim. Nu, pažiūrėkit, kokio grožio, kokių resursų mes turim rate. Ar ne? Kaip yra su ratu ir su bendruomenė? Jeigu yra pas vieną, vadinasi, turi visi. Ar ne? Vadinasi, į tą savybę mes visi galim atsiremti, ar ne? Toj savybėj mes visi galim užsidegti. Ar ne? Oi, turim ir optimizmo, ir kantrybės, ir kruopštumo, ir užsispyrimo, ir pastovumo, ir ramybės, ir žinojimo, ir sąžiningumo, ir drąsos veikti. Ar jaučiat, kiek mes daug turim? Nu, vat, Arvydai, kai pritruks kom nors kruopštumo, ten tuo sužiūrėti, kreipsimės į jūs. Gerai, noriu padėsiu. Pasidalinti kruopštumu savo. Va, bet, nu, ta prasme, bet ar matom, bet ar visi matom, kiek mes daug turim? Va, Austra, ne, nu, ta prasme, kad eis iki galo, tik tai noriu paklausyti, Austra, koks tas galas? Geras klausimas. Tiesiog, kad nemesiu, bandysiu vėl ir nueisiu iki to, kur pasirašiau ten prieš tai, gal net ir daugiau. O ką pasirašai? Platinum pasirašiau. Nu va. Always. Nu va, tai mes žinome kartu su tavim, nu, tose olimpinėse šitose varžybose, ar ne? Nu, ta prasme, einam iki to, ar ne? Einam, tai čia pradžiai iki to, Taip. Nu, ką mes ten dar turim? Gerai, Olegai parašiai? Nematau. Parašiai, optimizmas, taip. Va, žiūrėkit, ar pritrūks optimizmo pas Olegą, ar ne? Pritrūks valios pas kažką. Aiste, ko pas tave gali matyti? Organizuotumo, ar ne? Taip, organizuotumas. Ir tikėjimas, ir organizuotumas, ar ne? Va, ir pritrūksit pokalbio su Dievu, ar ne? Nueisit pas Vytenį, Vytenis tuoj kelius parodys, ar ne? Dirbti valios, ar ne? Nu, ta prasme, parodys. Tai kaip dabar jaučiatės? Puikiai. Aha. Dabar išduosiu kaip psichologas vieną paslaptį. Žinokit, tokių būsenų kaip gerai, puikiai, nelabai nėra. Ar ne? Čia toksai proto atmazas, ar ne? Bet nenusakantis vidinės būsenos, neuždegantis vidinės būsenos, nu kaip neužinkaruojantis vidinės būsenos. O jeigu dabar taip, vat, kaip aš jaučiuos, pasiieškotume kaip metaforą. Ar ne? Vat, jeigu mano būsena dabar būčiau dailininkas ir nupieščiau, ar būčiau fotografas ir nufotografuočiau, ar ne? Tai vat, kaip jaučiuos dabar? Aš noriu parodyti jums next levelį. Vienas būtų būsena, ar ne, puikiai jaučiuosi, bet jeigu pamatau metaforą, kaip aš jaučiuosi, tai jau būtų next levelis.
Gal galim taip labai trumpai, ar ne, bet taip, nu, po žodį, po sakinuką prasukti, kaip dabar jaučiatės? Bet kokia ta metafora, koks tas jūsų stop kadras? Vyteni, koks tavo stop kadras? Bet kaip atrodo dabar tavo būsena? Kaip kas? Viena būsena, tai kad prisiminiau iš Dono Juano pokalbių su Kastaneda, kaip reikia būti stalkeriu. Tai vadinasi, stebėti savo baimės, savo blokus, sekti, nu, žodžiu, nes mus seka, žodžiu, arba mes sekam juos. Tai jaučiuosi kaip susekęs tą savo bloką ir pagavęs ir uždaręs, žodžiu, ar išmetęs, žodžiu, ar uždaręs į gardą. Ir taip pat jaučiuosi įsigryninęs tai, kas iš tikrųjų man, vat, kuomet yra sunku, tai kas man padeda, tai va, tikėjimas į Dievą, nes tada grįžtu vis į tą supratimą, kad jis mane čia sukūrė, čia mane atvedė, vadinasi, yra paskirtis mano aiški, prisimenu tą esmę, išeinu į dėkingumą ir pradedu dirbti, žodžiu, mažiau analizuoti, daugiau dirbti ir tada viskas gerai būna. Kadangi Vytenis mano tiesioginis lyderis, aš jam daugiau daviau laiko, o dabar visiems kitiems, ar ne, taip, vat, tik taip kaip jaučiuosi, ar ne, tas toksai, vat, stop kadras, ar ne, tas toksai, nu, vat, kaip kas, kaip iš filmuko, iš filmo, iš knygos herojus, ar ne, kad vat taip užfiksuoti, nes visus labai norisi išgirsti. Ar ne? Tiesiog neturim tos labai didelės prabangos vis labai išsiplėsti, ar ne? Taip, Austra, sakyk. Aš tai labai trumpai, toks, kai būna debesis, toks pakankamai tamsokas ir taip saulės spinduliai pro jį pasiskverbia. Va. Mano stop kadras. Stop kadras, pažiūrėkit, ar visi pamatėm, kaip Austra jaučiasi? Pamatėm, ar ne? Va, žiūrėk, pasakytų Austra puikiai, būtų apie nieko. Dabar mes matom, kaip jinai jaučiasi. Taip, dėkui tau. Nu, vat kas tik tai pasiruošė, junkit mikrofoną, sakyk. Aš jaučiuosi kaip užsidėjus riedučius ir lėkiu su vėjeliu. Va, pamatėm, kaip jaučiasi Aistė. Jaučiu palengvėjimo jausmą. Palengvėjimą. Taip, dėkui, Arvidai. O tas, atsiprašau, dar vieną, nu labai Arvidas man patinka. Arvidai, norėčiau jūsų paklausti, kaip tas palengvėjimas jūsų atrodo? Bet vaizdinys kokį, duokit vaizdinį, kaip jūs palengvėjot? Nu, taip. Jautiesi lyg nesvarumo būklėje. Buvo sunkumas toks vidinis, o dabar tu lyg tai vat, kažkur tai turi sparnus skraidimai. Ir kažkoks toks, nu, nesvarumo lyg tai būklė, kažkas tai lengvesnio yra. Aha. Bet jeigu su sparnais, tai jau atsiplėšęs toks? Aha, nu bet pamatėm, ar ne, kaip Arvidas jaučiasi, dėkui. Kas čia dabar dar kėlė mums? Auksė, aha, sakyk. Tai tokia rami jūra vasaros rytmetį. Rami jūra vasaros rytmetį, nu labai gražu. Kaip erelis sklendantis virš pasaulio aukštumų giedrą dieną. Va, galingai. Andrėjau, sakyk. Pas mane toks galingas saulėtekis. Prie jūros iš rožinės ir raudonumo toks. O, labai gražu. Taip, Rasa, sakykit. Aš jaučiuosi kaip vaikas žaisminga ir susidomėjusi šituo, ką mes darom dabar. Aha, norit žaisti? Noriu žaisti. Ateisit į žaidimą aikštelę? Tikrai tai pirma bus aikštelė. Super. Rima, kaip jūs ten jaučiatės? Per žodžių visi pasisakė, man tai sudėtingai, aš taip kaip cemente, iš cemento sunku išlipti, tai bet čia tokia būsena šiuo metu. Ir ten labai gerai. Nu, ta prasme, žinokit, ir cementas praverčia, oi kaip praverčia, ar ne? Atsispyrimui. Žiūrėkit, kai Arvidas su sparnais, ar ne, o tai kas mus mobilizuos, reikia truputį ir cemento, viskas gerai, super. Nu, svarbu vat įsivardinti, ką turim. Taip, Arūnai, drąsa veikti. Aha, dėkoju. Kas čia dar, Elena, gal galit jūs pasakyti? Kažkaip, nu, drąsu sakyti. Nu, jaučiuosi kaip vienišas medis. Viskas.
Jaučiatės kaip vienišas medis, bet jeigu matėt peizažą, ar ne, vat, kai nufotografuoja tas vienišas medis, o Dieve, koks didingas ir koks grožis. Ar ne? Ir tame yra resursas. Vat ir tame yra resursas. Ar ne? Taip, leiskim tam šiandien pabūti vienišam medžiui, ar ne, su pagarba tam vienišam medžiui. Bet labai dėkui, kad juo pasidalinot ir parodėt. Labai labai dėkui. Nu, Gediminai, kaip tu ten jauties? Pakylėtas. Užsibūstinęs. O kaip atrodo tavo pakylėjimas? Nu, energija buvo prieš tai 6, dabar 8,5. Užsibūstinęs. Užsibūstinęs, gerai. Kitą kartą labai gerai, ar ne, tu matuoji iš karto energiją, super, labai geras daiktas, ar ne, tik tai dar kitą kartą pajausk dar kokia ta būsena, kuri tau prideda energijos. Aha, dėkui. Daiva, dar tavęs nepaklausim, jeigu gali. Labas, nu aš parašiau, kad man tai kažkokia įtampa atsirado. Įtampa atsirado. O kaip atrodo tavo įtampa? Nu, vat man kažkoks kaip stresas atsirado. Aha, o kaip atrodo tavo stresas? Aš labai noriu pamatyti tavo stresą, labai noriu pamatyti tavo įtampą. Tu tik duok mums top kadrą, vat kaip atrodo tavo įtampa, kaip kas? Nu, vat, kaip įsivaizduojat kokį nors stresą, nerimą, tai va tai. Neįsivaizduoju, aš vat neturiu vaizduotės, tu man papasakok, kaip jisai atrodo. Jo, aš tiesiog vaizdo nematau, bet jausmas kūne, nu, toks labai krūtinė duria. Nu, vat, o koks tai paveiksliukas, tai nežinau, nu. Duria krūtinė, tai žinok labai geras, vat, žiūrėk, mes su Zinzinu, ar ne? Ta prasme, duria krūtinė, tai labai geras sindromas, ar žinai? Ar ne, reiškia širdis atsidarinėja, ar ne, reiškia, energetinis laukas atsidarinėja, ar ne, tai, nu, ta prasme, nuostabi būsena. Ar ne? Jeigu tik į ją pasižiūrėti, va taip iš įvairiausių pusių. Ar ne? Tai Daiva, tas toksai, kad labai nuostabu jausti savo kūną, nuostabu jausti savo kūno sindromus, nuostabu, ar ne? Mes į tai tik ir einam. Bet aprašyk, nu, vat, pamatyk, ar ne? Kaip kas tai atrodo, kaip kas, tada tu pati giliau suprasi, ką tu jauti. Ar ne? Nes vat, tuos žodžius, kuriuos mes priskiriam, ar ne, būsenom, tai irgi mūsų įsitikinimai. Nereikia nieko keisti, tik tai juos stebėti. Elina, gal tu gali pasidalinti dar, kaip tu jauties? Ne, man tiesiog gražu pasiklausyti, kaip jūs čia visi gražiai kalbat. Aš žmogus, kuris kalba daug, bet su tuo, ką atžvilgiu, aš kaip visą laiką, aš tik pasisakysiu. Aš kaip jaučiuosi, kaip aš visą laiką jaučiuosi. O aš gal ir juokauju, bet ne juokauju, aš kaip visą laiką sakau, aš jaučiuosi kaip Dievas, nes aš toks ir esu. Nes aš kaip ir sakiau, jeigu aš kažką pasakiau, aš padarysiu, aš reiškia padarysiu. Nu va, nuostabu. Žinom, kad turim ir ne tik ten, reikia atsiminti Dievą, net komandai turim Dievą. Super, ar ne? Ta prasme, nuo to komanda tik stipresnė. Gerai, tai labai labai dėkui, ar ne, kad pažaidėm, ar ne, iš tiesų, jeigu taip pasinagrinėtume savo būsenas, ar ne, galėtume su tuo dar giliau padirbėti, ar ne, nesunkiai ir sudėtingai, bet švelniai giliai ir taip labai stipriai atveriančiai, ar ne. Tai va, tai jeigu bus įdomu, ar ne, jeigu norėsis ateiti, padirbėti su savo įsitikinimais, padirbėti su savo blokais, padirbėti su savo energijų kryčiais, padirbėti su motyvacijos kritimu, su dvejonėm, abejonėm, baimėm, ar ne, su nedrąsa, ar ne, tai vat mūsų užsiėmimai bus apie tai. Kiekvieną, kada Vytenį, pirmadienį? Ne, ar trečiadienį? Kada ten man paskyrėt? Ar nebuvo pirmadieniai, ketvirtadieniai? Kaip jūs dabar ir matote mūsų ekrane, tai yra pirmadienis 19 valandą
nusprendėm pakeisti truputėlį visą eigą ir Aušra Daugėlienė ves mūsų motyvacinę sesiją pirmadieniais. Tada antradieniais 12 valandą Vytenis veiksmo sesija, kuri bus irgi valanda maždaug. Ir trečiadieniais planuojam daryti 19 valandą mūsų edukaciją ir strategijų planavimo sesiją, tokią, kokią mes iki šiol darėm pirmadieniais. Tai dabar darysime trečiadieniais 19 valandą. Ir ketvirtadieniais taip pat Kęstutis veda verslo prezentaciją 19 valandą, kur taip pat bus galimybė kviesti savo visus draugus, pažįstamus į tokią verslo prezentaciją. Ir manau, kad šita sistema jinai puikiai turėtų pritapti prie tikrai galingo motyvacinio užtaiso, stipraus veiksmų plano ir strategijos. Pirmadieniais 19 valandą nuo ateinančios savaitės kviečiu visus jungtis į tikrai puikią Aušros vedamą grupę ir lauksim rezultatų. Užsirašykit, pasidarykit skaidrę ir planuokite pirmadieniais į savo kalendorius, iškart galite įsirašyti. 1 valanda. Aušra, kiek 1 valanda bus? Taip, 1 valanda. Koncentruotai, ar ne, bet tokį kiekvieną kartą pagausim kamuoliuką, ar ne, antradieniais Vytenis, ar ne, tą kamuoliuką dar pavers veiksmu, ar ne, pagausim emocinį užtaisą, būseną, ar ne, antradienį paversim veiksmu, ar ne, trečiadienį dar susistrateguosim, edukuosimės, ar ne, ir ketvirtadienį jau eisim į verslo prezentacijas, ar ne, su naujais partneriais. Puiku. Tai ačiū labai, Aušra, šiandien už puikią iniciatyvą. Ir Vytenė, dabar žodis tau tada, dėl antradienio. Kaip matot, antradienį 12 valandą Vytenio veiksmo sesija. Taip, tai ačiū labai, Aušra, už iniciatyvą. Puikiai buvo praktika su Zoomo pagalba. Iš tikrųjų labai kūrybingai užvedėt komandą su keliais tokiais įrankiais kaip chatas ir pasikeičiant savo vardą. Šiaip dažnai dvasinėse praktikose duoda naują vardą mokytojas, kuomet ten vyksta iniciacija, ten daoizme, budizme ar vediniai kultūrai yra specialūs tokie vardai, suteikia vardą, tokį kaip potencialą atskleidžia, nes čia viskas apie identitetą. Tai labai gera iniciatyva, manau, jinai pasiteisins tikrai, tik tai svarbu, aišku, kad ir tas feedbackas būtų, grįžtamasis ryšys, tai yra komandos, tai yra susiplanuoti tą laiką, kalendorių ir ateiti, nes iš tikrųjų, ką mes darom visą tai šitam gyvenime, tas laikas mūsų ribotas yra, vis tiek jis baiginėjasi, einam link to deadline'o ir norisi pasiekti tikslus, savo gyvenimo tikslus ir čia mes siekiame savo verslo tikslų. Su Zinzino kompanija, tai yra mūsų bendruomenė, su kuria mes judam kartu ir augam sveikatos srityje ir verslo srityje. Vyteni, kas bus antradienį 12? Antradienį 12 eisime link konkrečių reiškiasi veiksmo planų, tai reikės kiekvienam turėti bent po vieną prospektą, tai reiškiasi potencialų žmogų, kuriam darysime prioritizaciją ir galėsime taip pat jam skambinti, rašyti, tai vadinasi, aptarsim tą žmogų. Tai būtinai, kurie ateis į antradienio sesiją, reikia turėti bent po vieną potencialų žmogų, klientą potencialą arba partnerį, kurį išnagrinėsime, kas jam aktualu, kokie jo poreikiai galėtų būti pagal turimą informaciją ir taip pat arba netgi galbūt ir darysime treniruotės tokias, kaip kalbėti, pasiskirstysime galbūt rolėmis. Vienas bus potencialus klientas ar partneris ir jį kviesime, pavyzdžiui, pakviesime į susitikimą.
žodžiu, kaip daryti pakvietimą ir kaip dalyvauti susitikime. Pagrinde toksai bus, kasdienių veiksmų, kurie generuoja pinigus šitam versle workshopas. Ačiū Vyteni, tai visus irgi labai kviečiu. Antradienį, rytoj jau bus 12 val. Ar nuo ateinančios savaitės? Nuo ateinančios savaitės. Nuo ateinančios savaitės pradėsim. Ok. Tai reiškia, šį antradienį dar nebus. Šį ketvirtadienį viską pradedam nuo ateinančios savaitės. Taip, nuo ateinančio pirmadienio mes jau darom pirmadienį Aušros 19 val. Sesiją, antradienį 12 Vytenio, trečiadienį 19 mano, ketvirtadienį Kęstučio prezentaciją ir tokiu būdu mes vystysim savo verslus dar sėkmingiau. Nu, dabar pabaigai, matau, liko kelios minutės, aš parašiau jum, kiekvienam iš jūsų, įmetu į chatą ir galite prisijungti. ChatGPT asistentą, tai yra mūsų edukatorius, tai yra šitos naujosios akademijos edukatorius, kuris padeda jums suprasti Zinzino produktus, padeda jums suprasti psichologinės būsenas, padeda jums suprasti, kaip bendrauti su žmonėm, ką produktas padeda. Tai yra, paspauskit, nueikit ir išsitestuokit ir pasižiūrėkit, kaip jums dirba šitas asistentas, kuris padeda jums atsakyti į klausimus, tų, kurių galbūt jūs nežinot arba kuriuos jūs išgirdot ir nežinot, ką atsakyti žmogui. Paklausė, o kodėl Zinzino produktas tokio kaina, pavyzdžiui, o kodėl reikia pirkti prenumeratą, ar dar kažkokį klausimą užduokite į šitą chatą ir jūs gausite tikrai neblogus patarimus. Jeigu jūs matysit, kad tie patarimai, jums kažkaip tai pasidarė keisti, netipiški, ar įvyko kažkokia tai klaida, padarykit print screeną, nuotrauką ir atsiųskite man asmeniškai. Tokiu būdu aš jį mokinsiu ir mūsų šitas asistentas, šitas administratorius padės kiekvieną kartą vis geriau ir geriau suprasti mūsų veiklą ir taps, vienas iš geriausių lyderių, kuris padės edukuoti mūsų komandas. Taip, kad naudokitės juo, išsibandykit ir jeigu kažkas tai kilo kažkokių tai klausimų, padarykit print screeną ir atsiųskite. Tai ačiū labai visiems už šiandien puikų susirinkimą, ačiū Aušrai, ačiū Vyteniui, ačiū visiems pasisakiusiems. Aš tikrai žinau, kodėl aš dar ne ten, kur aš noriu būti, nes kartais tos vidinės baimės iš tikrųjų mane taip pat varžo ir visus mus varžo ir tai yra normalu. Ir išsisakyti, ką mes čia dabar padarėm, nusimetėm akmenį nuo širdies ir palengvėjo kažkas, tai kažkas galbūt dar vis laikosi to savo baimių, bet manau, kad su Aušra ir su Vyteniu ir su mūsų visa komanda mes galėsim įveikti visus iššūkius, kurie slypi mūsise. Nes tik tai mes patys esam dažniausiai savo stabdžiai gyvenimo. Visos ribos mūsų prote. Taip. Tai ačiū visiems, sėkmės ir geros darbo savaitės. Iki greito. Iki. Iki, laimingai. Ačiū.